Nu tai ką, labas rytelis, 5 rytas, biški po 5, reikia važiuoti. Čia sustoja viską ant bordiūrų. Čia kolega labai fainiai užvažiavęs ant bortuko, visai negadint padangų. Ant kraštą, o jeigu važiuojam bordiūrą, reikia pilnai važiuoti, o ne taip pusiau. Ypač kai gerai krauts, tai... O, čia prispaudžiau. Ypač kai gerai krauts, nes, nu, ant kampiuko užvažiuoju po to ir sproginėjai ratai. Va. Kiti irgi čia užvažiavę, bet arba važiuoja, arba nevažiuoja. Tai tiek. Nu ką, brangieji, jau prie Kauno randos. Gerai, čia šiandien važiuojas visai. Bet lietus lyn. Lietus ir popierius nelabai draugauja. Ir šiaip, kad čia šlapia, jeigu bus laukia išsikrauti, ne kažką, jeigu ne ant rampos. Jeigu ant rampos, tai viskas gerai. Keliuks, kai visada baisus, maskatuojas čia. Bet yra gonščikai, va, lenk mane da. Aš virš 8,5 varau čia. Vis tiek biškai lietus, tai aš nusimetęs. Bet yra lenkučiai turbūt skub labiau. Va. Nieko baisaus. Važiuojam. Čia kiti iš vis lėtai važiuoja. 80 net nepavažiuoja. Nu, bet suprantama, nuo krovinė priklauso, gal kitą kartą nešioji, čia šlapia viską. Provežas. Kelio būklė nepavydėtina. Slidi danga čia pas mus. Per lietų. Nes slidus asfaltą sudėts. Ne grubus. Specialiai tokį ded ne grubų, kad slidų būtų. Va. Nuvažiuojam. Nebedaug jau liko čia. Atkentėti. Nusipirkau dar žuveliokų vėl. Talačkoniuose. Va, yra talkoniai, puškoniai ir talačkoniai, visi maišos man. Ten pakeliui važiuoja, da, turbūt kažkas yra. Gerai čia praus, lietutis, langs be musių. Nuo visko nuplausčiau. Toks lietus. Šiaip ir Latvijoje lyja biški. Ir Estijai. Bet čia dabar Lietuvoje labiausiai. Ir da pas mus, kai čia tos provežas, tai gauni iš priešinio vandens šiurkšlę. Pats kitiem purškiai irgi į langus. Nelabai saugu yra per lietų. Bet davažiuosim gal kaip nors. Nu ką, brangieji, išsikroviau. Greitai čia pavyko. Jau buvau pradėjęs galvoti, nu žinot, kai Lietuvoje visą laiką būn kas nors ne taip. Bet viskas gavos taip. Viskas gerai. Važiuojam namo. O Kaune ir Lidlas yra. Turit Lidlą Kaune? Jokauju, viskas gerai. Nulyja taip gerai, dabar kažkaip saulė pakaitinus, tai šilta. Taip kaip pirty ant karšto akmens. Tai labai garas eina. O, velnis. Užsuksi čia. Aš kaip tik prie stop linijos sustojau. Nu, profesionalas. Ir sankryžą, kas darė, labai gerai atmatavo. Negali sakyti, kad blogai.
išsisuki, kaip tik, bet jeigu tik biškiai į priekį išsikištum, viskas būtų. Gazuojam. Iš Kauno tai jau nieko namo neveža. Vež kas nors iš Kauno į Vilnių su fūro krovinius. Turbūt kokį 5 eurų kas nors moka. Neapsimok čia net durų darinėti. Nu, nebent dirbi tuom ties tuo. O šiaip tai gal nelabai apsimok. Čia musė įskrida. Turiu gyventoją. Nelegalus migrantas. Gal iš suomiška kokia. Žiauriai, karšt palika buvo 17 laipsnių, o dabar 21. Greitai taip sušilo. Dabar reikia musę kaip nors atsikratyti. Musę tu manęs nenervuok. Labai bjauru, kai skraido musę kabinai. Vairuojant. Jaučiu, kai juminai matas. Čia stovi. Net nesisteng važiuoti. Va, koks stilink su telefonu, čia viską. Patink man pakomentuoti kitus kartais. Prieki kolega vež tiltą konstrukciją, ne tiltą, kraną, segmentą. Man atrodo, nei vieną diržą. Nei grandinės, nei diržą. Nieko. Gal nesimato? Ai, nesimatė. Yra diržų, matau. Nors gal ir nėra. Tik voliojas bortose. Nieko. Netoli vežti nesiskaitot. Čia va šulinukų naujam keliui pridaryta. Irgi labai stengiasi. Kaip ir Vilniaus aplinkelį. Nu, bet jau šitie nuvažiavimai, čia dabar važiavau su to popierium, tai galvoju apsiversi. Jau taip prisiaurinta, kad jau vos telpi. Tai ne vis tiek salelių pridaryti reikia visokių da kažko. Įdanuolydis toksai į neigiamą pusę. Vietoj to žolyno čia galėjo biškį plačiau padaryti, ką galim būtų sukti. Tai dabar čia... Nu, žodžiu, negaliu aš apie šiuolaikinius kelių projektuotojus gerą žodžią pasakyti, kažkaip nežinau. Ne kad patogiai padaryti nuvažiavimus, viską, saugiai. Tik ir lauk vairuotoją kokios klaidos, kas per greitį važiuos. Blogai užsimes ne iki galo. Kad tik pagal išmatavimus. Jeigu visą pločią neišnaudoji kelią, neišlendi į kitą pusę, tai tada jau blogai yra. Va. Nieko, važiuojam tiesiai. Į Vilnių tik tiesiai važiuoju dabar liko. Tai jau rytoj serijos nebus jokios. Neplanuoju važiuoti niekur. Kitai savaitėje kažkas gal gausis. Man dabar reikia ir baliavoti ir dirbti, labai sunkiai suderinama. Nu va, bordiūrų uždėta, pažiūrim, ką jis ten pasirišęs. A, yra dryžiuks, yra. 1, 2. 2 diržai yra. 2 jau gerai. Nesimatė prieš tai, 2 diržai uždėti. Per viršų. Nėra, ta konstrukcija turbūt sunkiai baisyti.
Užtenka 2 diržų. Čia aš nesišaipau čia. Aš manau, kad jis sver kokias porą tonų. Nu, gal daugiau biškai. Tikrai ne 10. Nu, taip galvoju. Gal klyst. Čia kažkai, kuri dalis, ar ta, kuri vertikaliai stovi, ar nekiršk nosę savo to. Jau kaip. Labai dažnai lengvikių vairuotojai gąsdina, kaip prieš sankryžas, va taip iš dešinės. Labai greit atvažiuoja ir staigiai sustoji prieš pat. Ir tau atrodo, kad tavęs jis nepraleis, kai jis gal nemato tavęs, gal dar kažką, nes greit atvažiuoja, atrodo, kad ir važiuos. Labai dažnai būna taip. Ne visi vairuotojai, bet yra tokių, kurie labai greit prie sankryžų privažiuoja. Gonščikai. Čia aišku, kai su lengva važiuoja, tai viskas normaliai atrodo. Čia furistui biški baisu, nes reikia biški daugiau. Nu, priklausomai nuo krovinio, nes nori staigiai stabdžią spausti. Ne dėl to, kad negali sustoti, bet nenori, kad priekabos sieną išverstų, arba šiaip krovinys išgriūtų, arba dar kažką. Stabdžių jėgos tai čia sočiai yra. Šiaip. Dėl krovinio dažniausiai yra problema, kad krovinys apvirst gali, pakrypti. Pavyzdžiui, gėrimai kokie. Labai gražiai. Skarbonkė susigniužda į vieną pusę. Pavirst. Ir tada blogai būna. Arba jogurtukai. Aktimėliai visokie susigniužda tos apatinės ir pasvirusios paletės būna. Jie, kai mėgst krauti vieną ant kitos, atvažiuoja iš krovimo, sako, mes nepriimam tavo krovinę. Vežk atgal. Gali taip atsitikti. Arbūzai Baku. Skanus čia kaukazietiški kebabai. Šitoj vietoj. Ar nelabai? O su tapkikėm viską per pirštą. Savivarčia vairuotojas. Aš kai koks G&G sindikats važiuoju ir repuoju apie viską. Dankė šion, užsidedu kapišion. Nuspaus gazą, nusipirkai naują mašiną, gazą nepaspaudži. Čia yra greitėjimo juosta. Turi spausti. Bet tu nepaspaudži greičiau negu sunkvežimis. Po to jį įleis, arba jisai sustoja kur nors va čia ant punktyro, nes nespėja įsibėgėti, kai intensyvus eismas. Taip būn su tokiais, kur greitėjimo juostą netam naudoja. Bo. Fainiai. Sujungimai daužas. Faina čia. Viskas fainiai. Oi. Ratas gal neprakirstas. Pasieksim bivuaką, tikiuosi, jau greičio ruožai normaliai, dabar svarbu bivuaką pasiekti. Kaži, kaip Vilniui oras. Geras ar nelabai. Kažką norėjau dar pašnekėti. Kažkokią temą buvau sugalvojęs ir pamiršau. Įdomią tokią. Ai, vien žiūrovs, va. Gal naujieną skaitėt. Norvegijoje prigavo su cigaretėm modulinėse namelėse. Kailis kažkoks tai su gera chemikė pasidarė. Nameliai su langais, ten viską jau tipo kaip ir geri. Į viduje tarp sienų turbūt vietoj polistirolą ar ten vatos kokios akmens. Cigarečių ten gerai prikišta.
Viena didžiausio sulaikymo operacijų Norvegijai čia. Vien žiūros manęs klausė, vairuotojas aišku apsimet šlangų, kad nieko nežino, kas visiškai realu yra. Nieko nežinot, bet gali nieko nežinot, bet gali ir žinot. Va. Kas yra kalts už tai, aš taip aišku nesusidūręs su tom kontrabandom, nesu įkliuvęs, nesu nieko. Bet aišku, turbūt sunku yra įrodyti vairuotojo kaltę arba nekaltumą irgi. Nes, pavyzdžiui, iš tikrųjų, aš atvažiuočiau dabar krautis kažkokį namelį. Ir kaip aš galiu žinot, kad, pavyzdžiui, ten kokioj vatoje ar tarp lentų, kur vežu, nepridėta ko nors. Negaliu žinot, bet galiu ir žinot, gal aš susitaręs, pavyzdžiui. Tai čia tokia, dviprasmiškai taip. Jeigu pas mane kabinai randa, tai jo, bet jeigu tarp krovinys užpakuots, tai tada jau pakuotės nepažeistos celofanai, tai tada nuo vairuotojo turėtų viskas nukrist, nebent įrodytų, kad čia vairuotojas, ką irgi turbūt sunku padaryti, jeigu čia visi susitarė. Bet jeigu viskas, pavyzdžiui, priekaba užplombuota ten, tai tada tik ant siuntėjo viskas krent, visi batonai. Nesu susidūręs su tuo iš tikrųjų, kas žinot, kaip tokios yra situacijas vertinamas, nes, sakau, pagal mane tai tiek pat šansų yra žinot vairuotojo ir nežinot, kas yra tarp to krovinio. Gali man pasakyti, kad ten vežam tą kontrabosą, tau prie algos dar imk pinigų. Ir tu nieko nežinai, nieko nematėjai, apsimeti iš langų. Tai lygiai taip pat ir gali nežinoti. Pakrovė net nesakė vairuotojai. Taip jau yra. Čia jau teisėsaugos turbūt institucijos turi įrodyti, kad gavai pinigų kažkaip, ten dar kažką. Yra turbūt kažkokie mechanizmai, kaip tas daroma, bet čia vairuotojo žiūrovo tai buvo klausimas, taip pagavo ir vairuotojas gali lygioj vietoj prisidaryti problemų. Tai taip, gali prisidaryti lygioj vietoj problemų iš niekur ir be vairuotojo kalties visiškai. Esu girdėjęs tokią istoriją, nežinau ar čia teisybė. Ir neatsimenu, ar čia iš Girtekos ar iš Fontanos, bet žinau, kad kas į Angliją važiavo žuvininkai, su žuvim kas važiavo. Kad kažką prigavo, palėčių dėžėjai buvo prisidėję cigarečių, alkoholio. Ten ne milijonais pakelių, bet ten gal kokią porą dėžių, sakykim taip. Nelabai daug, bet daugiau negu leidžiama. Ir ką jūs manot, sulaikė visą priekabą? Nes priekaba kaip kontrabandos priemonė. Ir, tai žuvis, aišku, šviežia sugeda per tą laiką, kol ten jie viską padarė. Tai jeigu jau veži kontrabandą, tai bent jau vilkikę tada geriau vežti, to ne priekabai. Aš taip galvoju, kad bent jau krovinę nesugadinti. Nes jeigu tokiu atveju, tai ką čia, gerai jeigu lentos. O jeigu kaip maisto produktai kažkokie tai. Tai čia tokia istorija, tokia truputį gandų lygi, maždaug, nežinau ar čia teisybė ar ne, bet girdėjau šitą istoriją. Čia jau prieš metų beveik 10 kokia buvo gal. Bet žodžiu, žuvis buvo sugadinta. Vežė atgal į Norgiją. Ar ne į Norgiją, kažkur, nežinau, utilizavimą. Nes ten pralaikė ilgiau negu savaitę. Tai taip gali taip prisidirbti. Draudims turbūt, aišku, nieko nedraudžia. Tokiu atveju, kaip tyčinis ten
kaip užtyčinį. Tai kas įmonėj belieka iš vairuotojo išsiieškoti viską. Tokie va. O ar iš jo išsiieškos tokią sumą ir kada išsiieškos, tai čia jau kita istorija. Va. Šiaip geriau tai nevežiuoti. Aš tai, pavyzdžiui, kai važiuoju į Norvegiją, aš nei cigarečių, nei alaus, nei vieną neturiu nieko. Į bulvių neturiu irgi. Nu, alaus kartais bunką turiu, bet nedaug. Ne tai, kad ten dėžėm nevežu. Jau daugiau negu leidžiama, tai jau labai bijau aš važiuoti. Bijau įkliūti. Atsimenu, kažkada degtinės turėjau 2 butelius 0,7. Paklausė, kiek turi, galim litrą vežtis, o aš 2,07 turėjau. Šiaip labai gera valiuta, kokiam traktoristui, kai užbuksuoja duoti viską žiemą. Net tik dėl to. Ir ką jūs manot, pasakė, turi susimokėti muitą. Sakau, aš išmesiu tą degtinę, kad nereikėtų mokėti, nes muitas degtinė, man atrodo, kainavo tada ten gal kokį 10-15 eurų, nu tam tarpe. O muitą tai gal kokį 30 sumokėjau. Sakau, tai išmesiu, viskas. Ne, sako, jau atvažiavai. Viskas gerai, kad pasakėjai, susimokėk ir vežkis. Bet kadangi aš ant perkabinimų dirbau, tada tai biškai sunku buvo teka išgerti tą šnapsą greitai. Nes grįžti atgal po to ir vėl važiuoji, tai tu gali būti susimokėjęs, vėl važiuosi ir už tą patį šnapsą dar kartą mokėsi. Banderolės jokios neuždėja. Taip va jau yra. Žodžiu, užteks čia šnekėti. Judam namo. Nu tai ką, brangieji, gana čia šiandien dirbti. Einu namo. Tiek žinių kol kas šiai savaitei. Vis biški praskaidrinau jum dieną. O tai liūdėtumėt be manęs. Va, žiūrėtumėt visokias nesąmonės YouTube'ai, shortsus ir taip toliau. Dabar mane pažiūrit. O ką aš galiu pasakyti? Ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad laikinat, šerinat, dalinatės, mėgstat, spaudžiat prenumeruoti viską. Dėkuoju jums. Iki.